Kas nugalėjo dviejų bene garsiausių ir populiariausių mūsų šalies atlikėjų Justino Jaručio ir Džian dvikovoje? Kam lažybininkai prognozuoja pergalę ir aukščiausias vietas šių metų Eurovizijoje? Ar po 4 metų pertraukos vėl vykę auksiniai svogūnai išlaikė savo populiarumą? Visa tai naujame Niekas niekam video jau dabar. Balandžio 5 vakarą drebėjo Šiaulių arenos sienos. Čia įvyko Red Bull Sound Clash dvikova, kurios pagrindiniais herojais tapo Justinas Jarutis ir Greta Jančytė Džian. Arenoje susirinkę žiūrovai buvo tokie garsūs, kad organizatoriams neteko tildyti decibelus matuojančius mikrofonus, o galiausiai laurus namo įsivežė Džian. Tiesa, atlikėjai pasiruošimą ir pačią kovą apsunkino renginio išvakarėse užklupusi liga. Po muzikinės kovos ji teigė: pasibaigus antram iš 4 raundų jau nesitikėjau laimėti. Atrodė, kad susirinko daugiau Justino klausytojų. Grupės nariams pasakiau, kad tuomet praleiskime laiką geriausiai, kaip tik galime. Mačiau šalia scenos ir savo klausytojus, su jais fantastiškai gera. Buvo smagu matyti, kaip jie palaiko. Jaučiausi, tarsi būčiau atvykusi pas pažįstamus į svečius. Paklausta, kodėl jos nuomonė laimėjo būtent ji, Greta teigė, kad atsakymų reikėtų ieškoti pas tuos, kurie susirinko į areną. Būtent jie savo garsiais šūksniais ir ovacijomis ir išrinko šios dvikovos nugalėtoją. 4 raundų dvikovos laimėtojas išrinktas renginio pabaigoje, pamatavus publikos plojimus, klyksmus, šauksmus, švilpimus ir visus kitus triukšmo kėlimo įgūdžius. Salėje įrengti garso matuokliai po kiekvieno atlikėjo pasirodymo skaičiavo ovacijų sukeltą triukšmą. Laimėtojo karūną užsidėjo tas, kurio gerbėjai buvo aistringesni sirgaliai. Publiką užvedinėjo ne tik atlikėjai, bet ir šou vedėjai Jonas Nainys bei Mantas Stonkus, prie didžėjaus pulto karaliavęs DJ Mamane. 2 lietuviškos muzikos superžvaigždės pirmojo raundo metu atliko jiems abiems parinkto bendro kūrinio savas versijas. Antrasis raundas – perėmimas. Atlikėjui pradėjus dainuoti savo dainą, ją turėjo užbaigti oponentas. Trečioji renginio dalis labiausiai stebinanti. Čia dalyviai atliko po 3 savo kūrinius netikėtose, jų įprastos kūrybos žanrus perlipančiose aranžuotėse. Finalinio raundo metu pasirodė ir kviestiniai svečiai. Tokiu būdu atlikėjai ištraukė ir savo kozirius – žvaigždes, su kuriomis atliko bendrus kūrinius. Iki pirmojo Eurovizijos pusfinalio, kur pasirodys ir Lietuva, liko mažiau nei 11 dienų. Visos dainos, dalyvausiančios konkurse, jau atrinktos, o lažybininkai aktyviai prognozuoja, kas užims aukščiausias vietas. Šiandien apžvelgsiu jų top 10. Beje, kiekvienos dainos apžvalgos metu kampe matysite QR kodą, kurį nuskanavę galėsite išgirsti ir pačią dainą. 10 vietoje sutinkame Didžiąją Britaniją ir jos deleguotą atlikėją Olly Alexander. Ilgą laiką Olly buvo žinomas sceniniu slapyvardžiu Years and Years, tačiau Eurovizijos sceną atlikėjas nusprendė išbandyti savo tikruoju vardu. Jis atliks 90-ųjų šokių muzikos skambesio prisodrintą dainą Dizzy, kuri be abejo yra apie meilę. Priversk mane apsvaigti nuo tavo bučinių, ar paimsi mano ranką ir suksi mane, vėl grąžink mane į pradžią. Dainos tematika – romantika, hedonizmas ir euforija. Visi būtini ingredientai bet kokiam save gerbiančiam Eurovizijos hitui. Olly Alexander iš karto keliaus į gegužės 11 vyksiantį finalą. Pasirodymo numeris dar nėra žinomas. Sulaukęs gausios kritikos dėl dainos pavadinimo ir žodžių, Izraelis dar kovo mėnesį peržiūrėjo savo kandidatūrą Eurovizijos dainų konkurse. Daina, kurią atlieka Eden Golan, buvo pervadinta į Hurricane po to, kai pirminis dainos variantas October Rain sukėlė didžiulę pasipiktinimo bangą dėl asociacijų su Hamas ir Izraelio karu.
Dainos tekstas, kuriame iš pradžių buvo eilutės valandos ir gėlės. Gyvenimas, ne žaidimas bailiams. Dabar yra dalis romantiškos baladės su tokiais žodžiais kaip šok audroje, aš neturiu ko slėpti, išnešk ir palik pasaulį už nugaros. Pažadėk, kad vėl mane apkabinsi. Aš vis dar paimta iš šio uragano. Izraelis antrame pusfinalyje pasirodys 14. Graikija praktiškai visuomet sugeba sužibėti Eurovizijoje užimdama aukštą vietą. Šį kartą šalis į konkursą siunčia atlikėją Mariną Sati su daina Zari. Daina yra tradicinės, modernios ir etninės muzikos elementų sintezė, o žodžiais kalbama apie meilę, taip pat ir riziką joje. Kalbėdama su žiniasklaida, Marina Sati sakė, jog pasirinko būtent šį kūrinį iš 5 kūrėjų pateiktų dainų, kadangi norėjo palikti įspūdį, kupiną energijos ir temperamento. Graikija 3 numeriu pasirodys antrame pusfinalyje. Stiprų lažybininkų palaikymą šiais metais gauna ir Belgija. Šiemet savo sėkmę su daina Before the Party's Over bandys 33 metų atlikėjas Musty, kurio tikrasis vardas Thomas Michel Mustin. Tai tamsi ir jausminga pop stiliaus daina. Interviu atlikėjas sakė, jog su daina nori išlaikyti savo muzikinio stiliaus evoliuciją. Jis taip pat pareiškė norą dainoje parodyti savo tikrąją prigimtį ir puošnumo jausmą. Belgija savo Eurovizijos kelionę taip pat pradės antrame pusfinalyje. Ji pasirodys 12. Prancūzija buvo pirmoji šalis pristačiusi dainą skambėsiančią konkurse. Į konkursą šalis siunčia atlikėją Slimane ir dainą Mon Amour. Kaip ir nusako pavadinimas, kūrinys yra apie meilę, tačiau nelaimingą. Žodžiai, ar tu mane myli, ar tu mane myli, ar tu mane myli ar ne, nusako kančią, kurią pasirodymo metu demonstruoja ir pats atlikėjas. Kaip įvardyja kritikai, Mon Amour yra įtempto širdies esančios ant lūžio slenksčio šauksmas, o pasak Slimane'o, daina jam yra meilės laiškas Europos širdims. Prancūzija taip pat iš karto keliaus į finalą. Olandija šiais metais į Euroviziją siunčia Euro tėvelį, o jei tiksliau, dainą Europapa, kurią parašė ir atlieka Joost Klein. Kūrinio autoriai ją apibūdina kaip labai olandišką 90-ųjų stiliaus dainą. Interviu Kleinas pareiškė, kad daina yra odė Europai ir laiškas jo velioniui tėvui, kuris jį išmokė, kad pasaulis neturi sienų. Atlikėjas teigė, kad įkvėpimo sėmėsi iš tokių grupių kaip Tune Limited ir Venga Boys, ir jog Europapa yra tipinio Eurovizijos žanro kūrinys. Olandija 16 numeriu pasirodys antrame pusfinalyje. Dar prieš 2 metus Ukraina nugalėjo Eurovizijoje. Šiais metais konkurse šaliai pergalė nėra prognozuojama, tačiau ekspertai sako, kad Ukrainos siunčiama daina balsų lentelėje pakils labai aukštai – į 4 vietą. Daina, kurią šiemet delegavo ukrainiečiai, yra Teresa and Marija. Ją atlieka Aliona ir Jerry Hale. Tai vidutinio tempo etninė baladė su repo elementais, atliekama ukrainiečių ir anglų kalbomis. Daina parodo moters stiprybę per 2 figūras – motinos Teresės ir mergelės Marijos. Dainoje aptariami įvairūs iššūkiai, su kuriais moteris gali susidurti per gyvenimą ir kaip su jais gali susidoroti, ieškodamos gyvenimo tikslo. Šalis pasirodys 5 numeriu pirmajame pusfinalyje. Bronzinė vieta šiemet numatoma Italijai. Kūrinys La Noja, kurį atlieka atlikėja Angelina Mango, yra šių metų Italijos delegacija į konkursą Eurovizija 2024. Paklausta apie dainą, Angelina, kuriai ką tik suėjo 23 metai, teigė: ši daina kilo iš laiko apmąstymo. Nuobodulys vertinamas kaip neigiamas dalykas, bet iš tikrųjų tai yra laikas, kurį skiri sau, ir tai leidžia atrasti save. Tarp gyvenimo pakilimų, nuosmukių bei nuobodulio visada rinksiuosi vieną iš pakilimų ir nuosmukių, tačiau taip pat visada paliksiu sau laiko ir nuoboduliui. Italija jungiasi prie mūsų jau aptartų Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos kolegų bei žengs tiesiai į finalą. Itin aukšta vieta, tikėtina top 3 prognozuojama ir Kroatijai.
Šalis į konkursą siunčia 28 metų atlikėją ir muzikos prodiuserį Marko Purisic, geriau žinoma sceniniu vardu Baby Lasagna. Atlikėjas atliks kūrinį Rimtim Tagidim. Tai techno-pop stiliaus daina su lengvo roko prieskoniu. Daina pasakoja apie daugybę jaunų Europos žmonių, kurie nusprendžia palikti gimtąją šalį ir išbandyti laimę, ieškodami naujų galimybių kitoje šalyje. Atlikdamas priedainio žodžius Rimtim Tagidim, atlikėjas pareiškė, jog teigiamai vertina šiuos gyvenimo pokyčius ir juos švenčia. Kroatija pirmame pusfinalyje pasirodys 7. Pirmoje vietoje, pasak lažybininkų, atsidurs ir konkursą nugalės Šveicarija. Nemo Metler, kurį delegavo šalis, į Malmės areną lips su daina The Code. 24 atlikėjas kūrinį apibūdino kaip dainą, kurioje išsamiai aprašoma patirtis, kai susitaikė su nebinaria lyties tapatybe. Nemo taip pat teigė, kad šis suvokimas suteikė laisvės ir kad dalyvaudamas Eurovizijoje gali atstovėti visą LGBTQ bendruomenę. Šveicariją išvysime antrame pusfinalyje. Ji pasirodys 4. Ar sutinkate su prognozėmis? Ar turite savo favoritus? Kol laukiame Eurovizijos pradžios, palikite savo nuomonę komentaruose. Kovo 27-osios vakarą Klaipėdos Švyturio arena duris atvėrė auksiniams svogūnams. Ryškiausiai praėjusiais metais sužibėję politikos, verslo ir pramogų pasaulio veidai lipo ant scenos atsiimti savo pelnytų statulėlių. Ne tik labiausiai svogūnų nusipelniusieji, bet ir kiti šou verslo, politikos ir net ūkininkystės rykliai susirinko pasidžiaugti šmaikščiais pasirodymais, kuriuose susijungia profesionalūs atlikėjai bei ryškūs kitų profesijų atstovai. Vedėjo mikrofonu renginio ambasadorius Arūnas Valinskas šiemet dalijosi su TV laidų vedėju, humoristu Justinu Jankevičiumi. Valinskas šmaikštavo: "Kolega, ar girdėjote naujieną, kad honoraro mes už šitą renginį negausime? Už tai kiekvienam po traktorių." Į areną iš tiesų buvo įvaryti 2 galingi traktoriai stovėję iš abiejų scenos pusių. Tai prasmino garsiai nuskambėjusi ūkininkų maištą Vilniuje. Ant scenos įteikti apdovanojimų lipo garsūs žmonės. Čia pasirodė seniai matytas Antanas Nedzinskas, verslininkas Antanas Bosas, Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, legendinis atlikėjas Steponas Januška bei Radži, kuri žiūrovams dar ir padovanojo pasirodymą. Pasirodymus taip pat parengė Inga Valinskienė, Deivis Norvilas, Violeta Mičiulienė, grupė Dar, Žilvinas Žvagulis, Irena Starošaitė, grupė Bernužėliai ir daugelis kitų. Muzikos prodiuseriui ir atlikėjui Arvydui Martinėnui Vudžiui patikėtas LGBTQ teisių gynėjo Tomo Vytauto Raskevičiaus vaidmuo, dėl kurio vyrui teko pasimatuoti pūstą sijoną. Ant scenos pasirodęs skandalingos skyrybų istorijos herojus Laurynas Sodaitis gavo itin ryškę partnerę – dainininkę Nataliją Bunkę, kuri su Sodaičiu dainavo apie tai, kokie puikūs influenceriai jie buvo. Ant scenos prisidengę žalmais užlipo broliai Kšištofas ir Darjušas Lavrinovičiai. Jie padeklamavo per naktį sukurtą eilėraštį bei juokėsi, kad už tokį kūrinį yra verti aukščiausio Cibulio apdovanojimo. Dažnas svečias ne tik salėje tarp žiūrovų, bet ir tarp atsiimančių apdovanojimus – politikas Petras Gražulis. Šiemet į renginį žinomas vyras atskubėjo su jaunėlė dukra Monika. Anot Arūno Valinsko, didžiulį indėlį į šių metų renginį įdėjo neseniai amžino poilsio išėjęs daugybės populiarių dainų autorius Gintaras Zdebskis. Renginio vedėjas teigė, jog tai buvo paskutinis jo darbas ir kad nemaža dalis dainų skambėjusių renginyje yra parašytos Gintaro. Auksiniai svogūnai grįžo po 4 metų pertraukos. Pilna salė įrodo, jog publika ir į šventę pakviesti asmenys yra pasiilgę šios ceremonijos. Tad tikimės, kad ceremoniją matysime ir ateityje. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite pasidalinti video, užsiprenumeruoti kanalą ir paspausti patinka. Iki!